Labadiena, esu Skaidra Vaicekauskienė iš ITMC. Toliau tęsiu patarimus Adobe InDesign programai. Šitas patarimas bus apie tai, kaip padaryti šablono puslapio elementus, tame tarpe ir puslapio numerius, visuomet matomus konkrečiuose puslapiuose. Net tuomet, kada mes dedame kažkokias iliustracijas ar nuotraukas per visą puslapį. Taigi, atsiverčiam iš karto InDesigną, aš jau turiu pasiruošusi ekraną, atsidariusi InDesigno programą. InDesigno programoje esu atsidariusi vieno katalogo maketą ir šitame makete yra sudėta kairiai puslapiai nuotraukos per visą ir toliau jau kažkokia didesnė informacija. Puslapiams yra pritaikyti puslapio šablonai ir šiuo atveju A šablonas. Tai pasižiūrim, kas yra A šablonė. A šablonė pas mane yra logotipas ir apačioje šūkis. Galbūt norėtumėm dar kokią nors puslapio numerio, tai galima dar kažkur susirasti, kad įsidėti puslapio numerį. Bet šiuo atveju nesvarbu, kokie elementai bus, vis tiek norisi, kad jie būtų matomi. Visuomet yra tas variantas, kad grįžtų į puslapį, kad pasitraukiu tą nuotrauką į šoną, Ctrl-Shift spraktelim, taip, kad šie daiktai taptų jau puslapio daiktai, tada mes galėsime nuotrauką padėti po apačią, tai yra Arrange komandos, Ctrl-Shift pakišom po apačią. Jeigu mes šių elementų nepadarysime puslapiniais, jokių šansų pakišti po apačią po tais elementais, kurie yra šablono puslapį. Vadinasi, aš turiu daug dirbti, kad tie mano šablono elementai taptų puslapio elementai ir tada dėti po apačią mano nuotrauką. Vargo vakarienė. Įsivaizduojame, mes tą katalogą turim su 100 produktų. Tai 200 puslapius praksėsim, tai turbūt ne. Yra sprendimo būdas. Sprendimo būdas toks, aš čia turiu tuščią, galima įsidėti dar kažkokią Ctrl-D spaudžiu, nuotraukos, dar galime įsidėti kažkokią gražią nuotrauką. Galima gaitais. Įsikelsime nuotrauką ir vėl irgi užsidėjome visą puslapį nuotraukėlę ir įvyko tas, kas įvyko. Pas mane čia užlaidos yra padarytos, bet mano noras, kad nuotrauka, šitas katalogas būtų PDF-as žiūrimas ekrane, tai užlaidų nedarau. Bet jeigu spausintume, taip nepamirškite visas tas užlaidas pasidaryti. Ką dabar darom? Įdėjom ir vėl vargstam, nevarg. Tam yra sluoksniai. InDesign'e prisiminkite, kad sluoksniai bus per visus puslapius. Čia svarbu nesusipainioti ir neišmesti, ko nereikia. Tai aš tą Pages paletę galbūt ištraukiu atskirai, pasidedu, kad matytumėm ir pasižiūrim, kas pas mus yra sluoksnių paletė. Sluoksnių paletė. Vienas yra sluoksnis, galim prašyti visi objektai. Objektai. Visi objektai. Tai ką mums reikia daryti? Mums reikia susikurti dar vieną naują sluoksnį, ir jį pavadinsiu kolon-titulai šablono puslapio objektai, ne? Šabloniniai objektai. Taip? Raudonas. Ir va matote, mano šabloniniai objektai yra aukščiau, visi objektai yra žemiau. Ir tai galios absoliučiai visiems jūsų dokumento puslapiams. Nesvarbu, ar tai būtų paprastas puslapis, ar tai bus šablonų puslapis. Ir tai, ką mes įdėsime į sluoksnį šabloninį objektą, į tą aukštesnį, tas visuomet bus aukščiau. Žinoma, visada tuos objektus iš vieno sluoksnio į kitą galima perkelti. InDesign'e nepamirškite, kad neužrakinus sluoksnių
spragtelėsit ir automatiškai pažymėsite objektą iš kito sluoksnio. Automatiškai jisai leidžia pasiekti visų sluoksnių objektus. Taip, sudėjus ten tos šabloninius objektus, kur reikia, patarimas iš karto tą sluoksnį ir užrakinti. Tai ką dabar mes darom? Einame į mūsų šabloną. Mūsų noras logotipą ir šūkį, šitus abu objektus perkelti į viršutinesnį sluoksnį. Pasižymim, kada pasižymim, tiesiog imam už to pažymėtas čekų sluoksniuose kvadratukas ir jį pernešam į viršutinesnį sluoksnį raudoną. Aišku, Ctrl+X, Ctrl+V irgi galite padaryti, bet čia turbūt paprasčiau. Matote, dabar mano tie rėmukai raudoni, vadinasi, mano šitie du objektai jau yra aukštesniam sluoksniui. Ir kaip sakiau, patarimas užrakinam. Užrakinam, grįžtam prie visų objektų, grįžtam į tą mūsų puslapį, kur neseniai įdėjau merginą, jau matote, iš karto yra viršuje. Ir dabar jau ten maketuojam toliau, įsidedam kitam puslapį, vėl įsidedam kokią nors nuotraukėlę. Taip, ir matot, dabar jau vargti man nebereikia, iš karto objektai yra viršuje. Galim pasižiūrėti, kaip pas mus bus iš tikrųjų. Taip, visuomet šitie du daiktai bus viršuje, nesvarbu, ką mes bedarytume tose puslapiuose. Jeigu reikia kažką keisti, prisiminkite, eikite į eilėras ir eilėraščiuose pakeisti. Taigi, šiandien būtų tiek apie šablono puslapio elementus ir kaip juos padaryti matomus visuose dokumentų puslapiuose. Jeigu norite daugiau patarimų, sekite mūsų ITMC YouTube kanalą.